Gerai, pirmoji užduotis ir čia mums pasitinka trupmenos ir, na, aišku, trupmenas privalom su bendravardiklinti. Dabar kaip sugalvoti bendravardiklį? Pirmoji trupmena iš tikrųjų net ne trupmena, o vienetas, mes iš karto galime apačioje parašyti vienetą, mes suvokiam, kad tai yra trupmena vienas dalinta iš vieneto. Gerai, vienetas privalo įeiti bendravardiklį, vėliau dvejetas privalo įeiti bendravardiklį, trejetas privalo įeiti bendravardiklį, ketvirtas taip pat turėtų įeiti bendravardiklį, tačiau ketvirtas yra sudarytas iš dviejų pirminių dauginamųjų, tai dvejeto ir dvejeto. Kadangi vieną dvejetą jau buvom parašę čia, jo rašyti nereikia ir mums užtenka parašyti vieną vienintelį dvejetą. Vėliau matom penketą, dėl to čia atsiranda ir penketas. Sudauginam visus šitos skaičius ir žinom, jog bendrasis vardiklis bus 60. Nes mes gausim trupmeną, kurios apačioje bus 60. Belieka sugalvoti, ką rašyti viršuje. Pirmai trupmenai, tam, kad apačioje būtų 60 trūksta 60 kartų, antrai 30, trečiai 20, vėliau 15, na ir tada 12. Iš karto atsiprašau už savo raštą, kol priprasiu naudoti šito įrankiu bus sunkoka, bet kuriuo atveju tikiuosi, jog valstybinių uždavinių sprendimai bus naudingi. Gerai, 20, 15, 12. Sudėję visus šitos skaičius, jeigu viską atliksime teisingai, turėtume nesudėtingai gauti 137 60. Na, žinoma, galėtume išskirti sveikąją dalį, būtų 2 sveiki 17 60, tačiau atsakymuose yra neišskirta sveikoji dalis ir mums tinka atsakymas C.